Labas visiems. Gavau platą. Čia, tiksliau, pats prisėmiau. Čia gausis toks gal labiau kaip iššūkis negu kad remontas. Tai čia kaip ir remontuot nėra ką tokio, kad remontuot. Bet reikia ją atstatyti. Neveikia, aišku. Tai aš jau čia šiek tiek krapščiausi su ją. Tai jau kažkada buvo kažkieno tai, kaip matot, jau tvarkyta. Laideliai. Bet čia aš, kai sakau, biskį krapšnėjausi, tai pamačiau dar ogogo ir visa kita. Ir jau, ir tie, kur taisyti, jau papuvę ir naujai nupuvusių yra takelių ir čia dabar, tai dabar jau čia biskį mato tokį gražesnį vaizdą, bet čia buvo iš pradžių tai dar baisiau. Tai čia šiek tiek matosi, čia tokį kur rudesni plėtmai, tie ruditai, čia dar yra to lako, tas lakas yra toks, nežinau, jisai, kietas, jisai trupantis ir kietas. Tai, o čia buvo visai, visur, tai kai kur ploniau, kai kur storiau, vien žodžiu, tai aš čia jau kiek aplupinėjau, liko nedaug šitoj pusėje, šitoj daugiau ir čia irgi kaip ties detalėm gal daugiau to rudumo, tai čia visur tas lakas, aišku, čia labai storas sluoksnis tarp detalių prisigėrė. Vien žodžiu, lupinėjau, žaidžiu su lako nuėmimu, pabandžiau, kur plonai buvo, tai ten visokiais savo tais krapštukais nusilupo švelniai krapštant. Jau kur stora, tai pabandžiau pakaitinti su fenu, tai jisai suminkštėja, irgi paskui lengviau nusiėma. Tai taip ir žaidžiu dabar. Šitą platą, nežinau, kažkoks mobilus keltukas. Ką jis kilnoja, nežinau, ar žmogų kilnoja, ar kokius krovinius kilnoja, bet kažkoks mobilus keltukas, čiut ne kaip prie kabukė, prie mašinos prisikabina, ten nusiveža, kur reikia, tai kažkas tokio. Tai čia to keltuko valdymo platą, visų manipulacijų valdymas. Aišku, čia nei schemų nieko nėra, tas keltuks ten nežinau kieno jis, ten vokiškas, nevokiškas, tai čia nieko ir nesužinosi. Bet, nieko nežadėjau, nieko ir tam žmogui nežadėjau, sakiau, nežadu nieko, galiu tik perdaryti, pataisyti ten, sakykime, tuos dračiukus, perlituot kontaktus kažkokius, tai kur rasiu nupuvusius, tai irgi bandysiu patvarkyti, bet čia kai pažiūrėjau, tai ulelė, aš nežinau, ar man čia pavyks. Jeigu iš arčiau prabėgsiu, tarkim, šitą pusę, ne? Tiesiog, aš čia jau, kaip sakant, kad susipažintų su situacija iš arčiau. Tai čia kur nenukrapštytas tas lakas, tai kažkieno kažkada daryta, tai taip ir striošna per tą laką, nelabai kas apskrudė, apdegė nuo litavimo, tai nematau, ir kontaktas, nėra kontaktų, ar takelis ateina, ar neteina. Tai vien žodžiu krapštinėjau, valinėjau visus šituos reikalus. Šiaip striošnoka situacija, dėta, pridėta, kur jau nupuvę, tai dar net nežinau, ar aš čia rasiu visus tuos nupuvusius, ar ne visus, nežinau. Gerai, kad čia kita pusė, tarkim, kita pusė, kažkas tokio irgi
galiu prabėgti, va čia to lako dar tokio tarp detalių, stori tie sluoksniai ten pribėgę, užlieta, kaip sakant, pritekėję visur, nu tai, o man čia praktiškai gal ne visas, bet kitas detalės net reikės ir išsilituot, čia kas ir buvo ir seniau daryta kažkieno, tai, bet ten, kur lituota, tai čia nėra jau irgi to aikštelių išrauta, čia, nu, biski baisoka. Baisoka, nu va ir tie takeliai, kontaktai, nu jau nupuvę, va tarkim čia jeigu matysis jum, čia va atstatytas vienas jau iš vielutės kontaktas, o čia dar eina šalia va, dar vienas, nu ir jis jau, čia jau turbūt net bus jo jau nutrūkimas, spėju, po tais žaliais gurgolais. Vienu žodžiu, kažkas lyg yra, bet, nu, jau ten jau kaip nėra skaityk. Nu ir čia tas, kur atstatytas irgi jau va ta, čia jau va beveik va žaliaukės prigriebtas ir jis jau beveik nupuvęs. Nu daug, va čia koks tai velnias. Nežinau. Jo. Apsėmiau, aišku, sakiau, greit nebus, nieko greit nebus, nes čia ir po šitais fiškių kontaktais irgi eina takelių. Čia dar lako irgi to pilna. Čia visur eina takeliai į juos. Man juos reikia simti, įsilituot. Vienu žodžiu, va, situacija tokia. Tai aš čia pasėmiau kaip iššūkį ir nusprendžiau pasidalinti su jumis, kas ir kaip. Va, tai dabar sakau, biskį vaizdas gražesnis, bet daug aplupinėjęs, bet dar yra to lako sočiai, nu ir tas vaizdelis čia nelabai džiuginantis, aišku. Va, tai dabar net toliau biskį krapštinėjau tą laką, nes jį ir palikti jau nelabai gal ir verta, nes jis čia jau buvo daug atšokusių vietų, tų sutrūkimų. Tai jeigu aš ten paliksiu, tai po juo vėl skverbsis ten kažkokia drėgmė ir toliau bus. Nu tai aš jau taip bandau, kiek eina jį visą pašalinti. Na paskui jau nežinau, žiūrėsiu, kaip čia man. Ar sėkmė lydės, ar nelydės, tai bus matyti rėlės kažkokios aptepliotos. Gal jos dar reiks, aišku, tikrinti, gal ir geros, kokios kėdikliujos, kaip tas plastikas toks kaip išlydytas, jas irgi reiks nusimt. Jau jų kontaktai, matau, čia irgi tokie va, nelabai gražiai viskas. Gerai, užteks čia dairytis, vien žodžiu dabar aš tą iššūkį tęsiu, krapštau laką, paskui nežinau, gal įsijungsiu protarpiais kažką gal parodyti. Nu, biskį laką tą apsivaliau, apsigramdžiau. Dabar išiminėju, nu čia rėlės buvo išėmiau, tai po rėlėm vaizdelis irgi oksidacijos ir visa kita. Tai dabar dar išiminėju šitais fiškės. Čia jau išimtos va, čia porą išlitavau, bet paskui atsisakiau tos minties, nes gan sunkiai, nu, su tai varinė vielute tą pynę išlitavinėjau.
Nu, su šituo dalyku. Tai sunku, kai įsilituoja ir nenori paleisti, lieka ten prikibę to lydmetalio, nenori paleisti, paskui galima išplėšti arba tą metalizaciją, arba ten, nežinau, arba netgi va šiek tiek matosi, va tokia jau pati plata pakaista nuo to dažno vis badymo ten. Ir, nu, atšoka paskui šiek tiek, na, jau čia šiek tiek pakilės. Jau čia net ir man gavosi tas, nes, nu, niekaip neištraukė to lydmetalio taip, kad atsilaisvytų kontaktas. Tai nusprendžiau aš čia labai taip nerizikuoti ir nežaist. Dar yra vienas momentas, nu tai va, jau čia išėmės. Keletą išėmės, tai va. Tiesiog nuimu plasmases, lieka kontaktai. Jeigu būtinybė ar ten reikalingumas kažkoks yra, kad ir juos reikia išlituoti, nu tai be plasmasės į kiekvieną atskirai labai lengva išlituoti. Paskui galima vėl atgal sukišti į skylutes ir viskas gaunasi gut. Tai va, o tai čia tokia gal mintis, jeigu kas gal ar nesusidūrėt, ar nežinojot. Tai aišku, ne visada reikia apsižiūrėti, ar tikrai nusimausta plasmasiai. Tai aš čia užkišu tai tokį, nesvarbu ką, kažką plono, tik tai reikia irgi apsižiūrėti, kad neitų, nes čia vat kaip ir, kaip kai kur vat eina takeliai, tai jeigu mes užkišim ir spausim, nu tai galim patys ir nulupti tą takelį vėlgi, nu viską reikia, kaip sakant, apsižiūrėti. Tai aš čia dabar pademonstruosiu gal. Aišku, čia mano, kai buvo lakuota, tai viskas dar apsisunkina ir prilipė viskas, tai aš turiu pirmiau atšokdyti. Va jau biskį matau atšoko. Bandau šitą galą. Čia nėra, aišku, jau taip lengva ir... O, įlindo, gerai. Biskį atšoko. Jau atšoko, tarpelis gerai atsiklijavo tas lakas. Tai aš dabar bandau iš šitos pusės, bet čia takelių kaip ir nematau, tai iš lengvo biskį va taip pakeliu, vis kyla po biskį ir nusimaudinėja. Paskui pasiimu biskį didesnį laužtuvą jau čia, laužtuvo principas. Nu ir kelinėju. Vienu žodžiu, va tai toksai kažkoks va toks būdas dar. Netgi čia galima ir kažkokio tiesiog purškalo papurkšti, nu, kad slidžiau nusimaudinėtų. Nu, aš čia dabar nepurškiau. Va, o, čia gerai užsikabino, jau paskui pradžia, kai yra, tai eina gerai. Čia takelių nėra, tai spaust galiu tą laužtuvą. Nu va. Ir puikiai jisai nusimovė. Nu va, čia to lako dar likučiai lako ir visokio velnio. Na, aišku, čia jisai dabar gražiai atšokęs buvo, tai man labai gerai, nereiks gramdyti ar ten šildyti, tiesiog atšoko. Va, ir čia tada pusė velnio matau visai da.
Da nieko baisaus. Nu, bet aš matau, vat čia takeliai eina. Porą takelių. Ir jie dar čia, kaip sakyt, dar čia gražu. Dar nie oksidacijos nėra nieko. Čia, aišku, aš čia visko nefilmuoju, nu, tiesiog. Bet čia vat buvo, pavyzdžiui, jau apsiburgyje buvo takeliai. Nu, tai dar pavaliau, tai dar nenupuvė, bet jau tą burgymą, tą visą, jau aš, kaip sakyt, šalinu, nuvalau ir panašiai ir taip toliau. Nu, va, lygiai tas pats kaip ir čia paurėlėm, va, burgėsiai. Tai čia turbūt jau net ir prieš tai kažkurio meistro jie padengti lydmetaliu, bet nežinau kiek metų, čia tas visas reikalas, bet vėl su laiku ir drėgmė daro savo ir dingsta kontaktai. Nu, bet vienu žodžiu, da čia kaip ir nenupuvė. Nu, aišku, čia reikia nusiplaut, ir panašiai ir taip toliau, bet čia aš dabar tik tai ir... Va, tai tik tai ką norėjau, kad vat nuiminėt galima ir tokiu būdu. Ne visos tos fiškės taip pasiduoda, bet šitos didelės, tai jos paprastai nusimauna. Tai nepersikaitinam šitų vietų, neatšoka paskui takeliai, mums vat kaip čia irgi yra tų dar smulkių takelių, tai čia su tai daug kaitinė nori išlituoti, kad susiurbtą lydmetalį nepavyksta, o čia vis kaista atšokinėja paskui, nu ir taip ir gaunasi tokie niuansai. Tai yra toksai, vat, nu, kaip yra, nu, galimas toks būdas, kad numaut pačią plasmasę. Gerai, darau toliau kažką čia, šiaip tai sakau, baisoka, nu, žiūrėsim, kas gausis. Va, tai toksai, gal kam mintis bus, gal idėja, kad nebūtina išlitavinėt, norint prieit po fiškę, kas darosi, jeigu kartais. Va, o jeigu reikia, sakau, jeigu reikia išlituoti jau ir štyrikus, nu, tai jau po vieną atskirai labai paprastai tik pakaitinį pencetuku čia pasilaikyti, nes karšta rankom. Fukt įsitraukia, atgal gražiai įdedės kaip uoga, vėl iš naujo būna. Va, gerai, dirbu toliau, tai tiek norėjau pasidalyti tokiu mintim tokia, gal kam pravers. Plata dabar atrodo maždaug taip. Dirbu jau aš čia su ja, nežinau, nu, tas, kai prieinu, tai su pertraukom, aišku, bet taip jeigu sudėjus, tai, nežinau, kokios 3 gal 4 dienos aš čia su ja krapštausi. Tai, nu, tai apsivalyta, perlituota, takelį atstatyti. Ir dabar tikrinimas vyksta. Tai čia dabar mato taip vat visur juodai markeriu pripaišęs. Tai kiekvieną takelį su pypsalu tikrinu, ar tikrai jisai jau cielas, ar kažkur kažko nepraleidau. Nu tai vat ir būtent tiesiog parodyti sugalvojau, kad vat vienintelį radau, nu šitoj pusėj, anoj pusėj netikrinau. Šitoj pusėj radau, pavyzdžiui, čia kraštinis eina takelis, nu ir aš jį tikrinu, ne? Čia vienas galas ir nueina į šitą, į kitas galas. Ir man tyli, multimetras tyli. Nu ir tai paskui ką aš, čia jinai tokia kaip biskį apsitrynus tos jau maskės kai kur nėra.
tai taip net nesimato. O, nu, visą jeigu tikrino tyli, nu ir tarkim, paskui čia vat kur nusitrynęs tas, čia liečiu nieko, čia liečiu nieko, čia nieko ir čia jau yra. Nu ir paskui jau kai pažiūrau, nu tai va šitoj viečiukiai, vat nutrūkimas. Ten nesimato, čia aišku. Nu, vienu žodžiu, praleistas vienas takelis, va ten matosi, va tas tarpeliukas nėra vario. Nu, buvęs šašiukas oksido, nuvaliau, nugramdžiau, liko tuščia. Vienu žodžiu, tai va taip aš tikrinu, kad, nu ir čia praktiškai viską, šitoj pusėje viską užsipaišęs. Likęs turbūt šitas vienintelis. Nu tai da yra čia irgi. Da čia vienas yra takelis, kuris turi į koją ateit. Į kojelę, bet čia kada, kai išiminėjau, išlitavinėjau, tai va vienas tas, ta fiškė jau ta viena, jau čia darytas jų švarinio kažkokio laido įdėta. Tai jis visas taip ir sitraukė ten matyti. Nu tai aš jį vėliau aš jau atsiminsiu, kaip sakant, kai dėsiu tą lizdą, tada aš jį ten padarysim kontaktą. Tai va, tai dabar ties čia sulituosiu. Na, kita pusė, da čia aišku, kitos pusės dar netikrinau, tai vėl taip pat turbūt tikrysiu, paišysiu markeriu. Tas markeris paskui spiritus nusiplauna. Tai taip tikrysiu, o dar tie visi perėjimai, tie kur taškiukas ir pereina į kitą pusę platos, tuos dar reiktų irgi visus patikrinti, nors aš čia juos perlitavau visus, kaip sakyt, atšviežinau kontaktą, tai bet reikėtų irgi pertikrinti, čia jų davelne, tai vat tokie dabar žaidimai vyksta, tai čia daug atstatytų tų takelių mano čia tų vėlutėm. Visur čia, visur kur buvo nupuvę, ar tai nudegę, ar tai kažkokiu būdu nulupti, nu tai čia visur atstatinėta. Kitur tai tik tai, nu kai valiau, kitur pats tas jau lakas, ta maskė žalia, pati tiesiog lengvai pabraukus, jinai nukrenta, jau atšaukus būna. Tai kai kur viskį padengiu lydmetaliu tuos takelius, kur buvę, tarkim, jau tie dažai atšoka ir po jais jau, matau, buvo tamsus varis, nu jau oksidas pagriebęs, tai ten aš jį, aišku, nušveičiu ir iš naujo padengiu lydmetaliu. O jeigu tik tai kažkur tik šiaip lengvai tas nusėma, bet nebuvę oksidų, tiesiog atšokęs, na tai ten ne visur ten padengiu, nes čia visą platą perdaryti tada reikia, tai tiek jau gal neužsimsiu. Čia vat buvęs jokių oksidų nebuvo, bet tiesiog tas žalias tas nusigramdė, bet aš čia jau šito jau nepadengsiu lydmetaliu, paskui vis tiek purkšiu laku, tai čia tas visas. Žaidimas, galingas šis žaidimas. Tai va, tai dabar ką, praleista, ar gerai, šitas praleistas, atstatau, irgi įdėsiu vėlutės gabaliuką turbūt. Tai taip ir toliau žaidžiu. Na, jei fokusas nebėgiaus, tai čia biskį pafilmuosiu tą. Čia jau fliuso užsitepiau. Tai dabar biskį lydmetaliu padengiu tą, nusivaliau tą nuvalytą gabaliuką, pasidengiau lydmetaliu. Aišku, čia tokį
šašiuką gali tiesiog lydmetaliu užliet, bet tai bus nelabai patikima ateičiai. Tai dedu vielutės gabaliuką. Tai dabar aš jį bandau prisisegt. Nu, lyg ir prisisegi. Gerai. Pasiimu. Dabar aš jį biskį prispausiu, kad nepabėgtų, ir kitą galą bandau prisegt. Lyg tai irgi prisisegi. Tai dabar dar biskį fliuso dadedu. Biskį nusivalau tą antgalį ir biskį cinu dabar ant antgalio. Ir vieną kraštą. Palaukiu, perdedu į kitą pusę ir kitą galą. Va. Ir tada čia perbrauksiu dar šitą galą. Nu va. Nu ir lyg tai viskas pavyko. Taip, dabar ties tą galiuką, nereikalingą galiuką tiesiog nukerpu. Ir viskas. Kaip ir viskas gerai. Užsilipdė. Tai dabar jeigu vėl ant pypsalo, taip, vienas čia kontaktas ir į kuris čia į šitą. Va. Ir jau takelis cielas. Na va, tai taip ir žaidžiam ir lipdom. Tai bus jau šitą, ir jau čia paskutinis takelis, bus galima irgi pažymėti. Nu, da čia reikia fliusą nusiplauti ir panašiai ir taip toliau. Bet su šita pusė kaip ir praeitą. Viskas kaip ir praeitą, išskyrus, nu tai sakiau, va šitas liko. Šitas skylė, kur irgi va ateina takelis ir jis turėtų čia būti aikštelė, ta vario aikštelė, kuri kontaktuotų su kojelė, bet čia jau tos aikštelės nėra, jinai išlupta ir likęs tik tai pačio takelio tas pipcikutis. Tai čia reikės turbūt kažką galvosiu, man atrodo, čia gręšiu skylutę, kiaura viena pusė, ten, nu, pasižiūrėti, kad nieko nekliudyčiau. Gręžti skylutę, prie šito takelio irgi vėlelę prilituot, tą vėlelę prakišti vieną pusę ir tada jau kaip įdėsiu tą jau fiškę tą su tuo pagamintu dančiu, tada prie to tą vėlelę jau iš anos pusės čia
apsuksiu kilputę tokią padarysiu ir bus kaip ir prisilituos, tai bus kontaktas. Kažką taip aš čia mąstau. Va, tai daugiau. Gerai, nu, maždaug čia, aišku, čia viskas. Nu ir paskui aš tuos visus, ką užlituoju, tarkim, su vielute, tai padengiu aš šituo UV gelis, šitas moterų nagų gelis, jisai bespalvis. Nežinau, ar jis čia geresnis, ar jis blogesnis už tą, kai kur būna tas žalias jau elektronikai skirtas, tas UV lakas. Bet man jisai kažkaip patinka, aš nežinau, aš su juo greit jisai išdžiūsta. Tai va, labai pasiimant lašeliuką ir kaip sakyt, užmauzoju iš vienos pusės, iš kitos pusės. Aplipdau, kaip sakant. Tiesiog, nežinau, dėl tvirtumo čia gal labiau, kad aišku, šitoj vietoj tai čia niekur neatšoks, čia niekas jau labai nejudys. Bet aš čia taip užlipdau, kad dėl nežinau, taip tvirčiau gal, kaip čia pavadyta, svetimkūnį dadėta, svetimkūnį, kad pritvirtint jau. Tai sakau, šitoj vietoje, tai gal čia jis nieko jam ir neatsitiks, čia ir nebūtina gal jau te užterliuotuo. Bet, tarkim, kitose vietose, ten, kur kaip kažkokį, kur kaitinasi, tarkim, detaliais galas ir tas ateina eilutė, tai kad, tarkim, kaitinant, išimant kažkada tai detalę, tarkim, kad neatkaistų tas takelis ir neatšoktų, tai tas lakas šiek tiek jį prilaikys, tarkim, toks. Va, ir ką, kur tas čia mano ultravioletinis. Vienu žodžiu, šį dabar, ko aš čia mandau, taip sakant, aš nežinau, čia kokia 10 sekundžių palaikau tą, reiškiasi, šviesą ir jis man sustingsta. O kaip žiūrėjau ten kitų video, bitblokis kažkada naudojau, paskui senuks naudojau, aš net senuko klausiau, per kiek laiko tas džiūsta, reiškiasi, tas jau originalus, kur žalias. Tai ten kažkaip ilgai jisai džiūsta, nežinau, žiūrint kokiu storiu, aišku, užtepi ir taip toliau ir panašiai, bet ten pusvalandis, valandą, nežinau, ten džiūvyt reikia prie tos ultravioletiniais lempos. Tai man tas kažkaip tai nelabai patinka toks dalykas, čia turėtų būti daug greičiau, bet sakau, nežinau, gal ilgiau džiūsta ir jis gal tvirčiau laiko ateityje, tai sunku pasakyti, čia gal šitas nušoks kada nors, tai jisai jau pas mane jau kietas. Tai čia gali dėl neįdomumo, ko tas žibintuvėlis čia nekontaktuoja. Tai gali laikyti ten ir ilgai, ir ilgiau, bet ko tas žibintuvėlis čia nekontačina. Žibintuvėlis, ne žibintuvėlis, pasakiau. Va, vienu žodžiu,
Nežinau, būtent dėl to lako aš kažkada galvojau irgi užsisakyti, jau nusipirkti to žalio ultravioletinio, irgi to epoksitkės, to lako, kaip čia pavadyti. Bet pažiūrėjau, sakau, pas vieną, pas kitą, nu jis kažkaip ilgai džiūsta, tai, o čia kaip ir tokio norėtųsi greitesnio rezultatų. Tai ten dabar tokį, kad užteplioja ir lauk pusvalandį, nu tai kažkaip, tai nežinau, aišku, sakau. Va, nu gerai. Kol kas, sakau, aš naudoju šitą laką, tai, bet kur būtų įdomu, bet aišku, turbūt tokia galimybė nepasitaikys, kad ten, tarkim, kur užtepęs ir naudojęs aš jį, kad po kiek tai tų metų ten gaučiau tą platą, ne, ir pasižiūrėti, kaip jis laikosi ten. Ar po juo patenka tie oksidai, kokie drėgmė. Nu, aišku, per ilgą laiką, tai per visur turbūt patenka, bet nu, vat, kokia ta jo kokybė, vėl nežinau. Nors aš jį sakau, šiaip aš jį išbandžiau, užsistingdinau, nu, ten bandymą tokį dariau ir lituoklių kaitinau, paskui sakau, ar jis kaip į temperatūrą reaguoja. Tai gan sunkiai ten jisai nelabai ten nusikaitina, taip kad. Tai sakau, nežinau, nu, čia toks, aš su šituo kol kas dirbu, tai jeigu kažkokių argumentų geresnių sužinosiu, kad anas geresnis, nu, tai nusipirksiu ano gal, bet dabar tai šitą naudoju. Nu, kol kas eisiu į kitą pusę, kol kas turbūt uždarau, išsijungiu, taip sakant. Nu, patikrinau abiejų pusių takelius, nusiploviau tą markerį, čia laiduką prasikišau tam štyriui vienam, vienu žodžiu, kaip ir viskas lyg ir padaryta, dabar tuos taškelius bandysiu tikryti, kur, nu, taškelis, tarkim, nu ir praeina kiaurai į kitą platus pusę ir ten vėl eina takelis ir taip toliau. Tai va tuos taškelius dabar bandysiu tikryti. Tai ką norėjau, gal tokį irgi patarimą, jeigu kas nežinot, ar tiesiog gal mintis kažkur užklydus, tai kaip lengviau tai padaryti, ne, kad nereiktų ten iš abiejų pusių, nu, pasistatyti kantų, ten žiūrėti vieną į kitą pusę. Tai šiek tiek palengvina, toksai yra variantas. Tai vat, pavyzdžiui, nu, šiuo atveju pas mane šitas platų, va, toks laikiklis, stovelis, kaip yra, tai aš, vat, man jis taip, kaip šiuo atveju labai tinka. Tai imu savo prožektoriuką, įsijungiu šitą žiburį, nu, čia kadangi metalas, tai aš jį va taip uždedu, jis čia nenukrenta, ir taip mes matom, nežinau ar per kamerą matysis, gal ir matysis. Tai tarkim, pastumsiu čia gal šviesą, ne, nu, išjungsiu gal apšvietimą, tai bus dar geriau matyti. Ir kadangi ši plata nėra kažkokia stora, ar tai daugiasluoksnė, tai labai palengvina tą darbą. Dabar tą įsijungiu multimetrą ant pypsalo. Nu ir taip pat lengviau tikryti. Tarkim, nu vat šitie, ne, 2 taškiukai eina, tai vat aš čia net šešėlį matau kiaurai savo vieno to adatos ir va, priliečiu, skamba, sekant, jeigu skamba, nu kur čia dar tų tarkim, kur čia tie taškeliai,
Nu, va čia kažkur taškeliai. Taip, kur mano šešėlis. Tarkim, biskį lempą gal galima pastumti čia, nu, vienu žodžiu, kaip pavyzdį rodo. Čia šešėlis. Va, kiaurai eina šitas. Tas šešėlis biskį čia dabar, nu, bet kai gyvai žiūrau, viskas geriau negu kad per kamerą. Oi, drebinu kamerą. Taip, va. Viskas gerai, šitas čia tarkim. Irgi va. Na ir taip toliau. Ir taip pat ir toksai šiek tiek lengvesnis būdas, nereikia ten, žinot, kaip įsismeigi, verti į kitą pusę, tada ten ieškai, nu, biskį toks. Tai čia tik tai kaip mintis irgi, mintis gal kažkam pagelbės, toks variantas kažkoks panašus, va, tai šiuo atveju, sakau, man tas stovelis labai tiko, tą prožektoriuką fukti šviečia, galit kažką susigalvot, pasidaryt, ar ten stovelį, ar su lempa, nu vienu žodžiu. Va, tai čia kaip mintis, gal, sakau, toksai kažkam gal kada pravers. O dabar ką, dabar aš jau turbūt viską, nu tai da teisingai, nu tai aš čia ką ir parodžiau, tuos dar praeisiu taškelius. O, tik tai dabar nežinau, čia juos vėl kažkaip žymėtis, ar kaip čia juos daryti, nu, kažkaip tai. Tai va, tikrinu, paskui ką, reiks turbūt bandyti vieną pusę nupurkšt laku. Tai kol kas tiek atsijungiu. Nu, patikra baigta, lyg ir viskas kaip ir praeita. Nu, nežinau, gal kažką praleidau, bet jau taip lyg ir ščyrė aš čia tikrinau. Va, dabar pasiruošiau lakavimui, tai pirmiau šitą vieną pusę lakuosiu. Nu, paskui šitą vėliau jau, kai sulituosiu trūkstamas detalės, tai ten rėlės ir tos fiškės, nu, vien žodžiu. Tai pirmiau šitą pusę nulakuosiu, bet čia va dabar padariau tokį ežį, tai kur buvau išlitavęs, tai užkišau dantų krapštukais. Čia kur neišlitavęs, tai tiesiog užklievau popierą tai. Nu, čia rėlės irgi visur užkišau tą skylutes, tiesiog, kad lakas neužkimštų, man nepribėgtų ten ir nereiktų paskui vėl valyti, krapštyti, kad būtų kontaktas ir panašiai. Tai čia toks kaip ir pasiruošimas lakavimui. O paskui, kai įlituosiu rėlės, jau vis tiek lituosiu, čia bus litavimas, tai vėl fliusai, tai reiks plauti, tai vienu žodžiu, kai pabaigsiu viską, tada šitą pusę nulakuosiu ir ko gero gal bus viskas tada, kaip ir dabar einu lakuot. Nu, jeigu ką, tai lakuoju tokiu laku. Nu, vienu žodžiu, čia toksai, tokį išnaudoju. Darbai kaip ir baigti. Viskas sudėta atgal, rėlės, fiškės, tos kištukai tie visi tie. Kaip ir viskas sudėta, abi dvi pusės jau irgi ir nulakuotos. Viską lyg ir patikrinau, lyg ir gerai. Nu, praskambinimo būdu, aišku, tikrinau, nes ar tas jau, ar šitą platą padės tam visam keltukui, tai nežinau, nes ten be abejo neina į vieną
dar yra ir daugiau visokių ten turbūt ir daviklių ir visa kita, tai turės jie ten, nežinau, nebent stebuklingai šitoj platoj tik buvo bėdos, tai tada galbūt. Nu, bet nesmė, manęs, kaip sakant, prašė atstatyti šitą platą, aš tą ir padariau. Va, tai kaip ir, nu tai ko, šitų plasmasių neploviau labai, nečiustinau, nes matau čia, nežinau, kurie žmonės, bet čia pasižymėję markeriais briaunelės turbūt, kad nesumaišytų tų jau jungčių. Tai aš labai jau čia neblizginau, neploviau, kad nenuplaučiau ten tą markerį. Nu, vienu žodžiu, kas iš mano pusės padariau, kaip ir viskas tvarkoj. Detalės irgi rylės patikrinau, gerai, viskas veikia, neužkėpė, neuždegė. Perėjau, aišku, čia jau prieš tai, perėjau diodus, tranzistorių, nu tai ką radau, nu tai vienas diodas buvo kiauras, tos dvi varžos jos kaip ir geros, bet biskį iš galų jau yra, nu, parūdyje papuvę, galima sakyti, aš jos kaip ir veikiančios, bet jas tiesiog pakeičiau, nes rūdis, jau sykį pradėjo, tai savo darbą ir pabaigs. Ir tranzistorius ant kanalo čia jau irgi buvo negyvas, tai sakau, ką, čia daugiau principai ir nėra, pagrinde eina krūva diodų, dvi varžos, tranzistorius, porą rėlių, viskas, daugiau čia nieko nėra. Tai va, kaip ir viskas praeita. Atiduosiu, pažiūrės, nežinau, padės, nepadės šitas reikalas. Tai gal video pabaigą dar padarysiu jau, kai žinosiu, ar ten kažkas jiem veikia ar neveikia. Nu, tiesiog rezultatas ten padėjau, nepadėjau tą platą, ar ten dar, aišku, gali būti ir, sakau, daugiau problemų, nebūtinai šitą platą, bet. Va, tai kol kas tiek, pabaiga bus vėliau, bus gal tuščios niekančios rankos, bet bus aiškus bent jau rezultatas, ar tą platą padėjau, ar dar problemų daugiau yra. Na kągi, rankos tuščios, tikra ta žodžio prasme tuščios, nes nežinau nei atsakymo, plata seniai atiduota, specialiai laukiau, nekėliau šito video, sakau, gal bus kažkoks atsakymas, nu tai biskį įdomiau, kai žinai, ar padėjau, ar nepadėjau. Na, bet iš tikrųjų gal netaip ir svarbu, čia jau. Va, tai jau aš turbūt jums tada kaip ir atsisveikysiu. Ir nežinau, jeigu čia toks, nei tai remontas, nei ką, bet jeigu kažkas kažką radot savo naudingo ar kažkokią mintį pasigavot, tai aš tuo džiaugsiuosi. O kol kas turbūt sakau, iki.